Nu tai ką, sveiki visiems ir sveiki atvykę į Minecrafto hardcore'ą. Nu ką, jūs galbūt mane žinote kaip reperį tokį, ten, žinot, ten geltonas Ferraris, ten tas, nu galvoju, jau reikia kažką tai jau kitokio. Nu nusprendžiau, reikia padaryti tą, ką daro dauguma youtuberių. Karučią, filmuot Minecraftą, jo, geriausias. Nu padėsimės iš pradžių nuo medžio, jeigu taip sakant nenori mirt, reikia mums turėti ko? Teisingai, ginklų. O kad turėt ginklų, reikia ko? Teisingai, crafting table. O kad turėt crafting table, reikia ko? Teisingai, medienos. Va, viskas prasideda nuo medienos. Visi keliai veda iki medienos. Ne į Romą, o į medieną. O jūs ką galvojate? Taip ir darosi dabar, ne YouTube'ai. Viskas. O, mums jau siūlo spare. Nu tai, iššūkaskim šitą taibą. Nežinau, jeigu jums, aišku, patiks, tęsim hardcore'ą. Aišku, galim pasakyti, kopijuotinas, nežinau, Maravekėlį, ten PewDiePie. Nu, bet aš jau šitą idėją jau turėjau, iš tikrųjų jau seniau, tiesiog neturėjau motyvacijos, žinau, tai. Turėjau motyvacijos, reiškia, repuoti, turėjau motyvacijos filmuoti MC. Va čia tai, pažiūrėkite man. Gaidys koks. Nieko, iškoskime akmens. Nu ir padarykime patį geriausią pikeksą mūsų gyvenime. Nu, iškoskime daugiau akmens. Kuo daugiau akmens, tuo geriau. Supraskite tai. Visą laiką, kai tik žaidžiu Minecraftą, mano patarimas jums, turėkite visą laiką akmens. Akmuo tai duona. Akmuo tai viskas. Akmuo, daugybė ženklas, viskas. Ir viskas. Nu tai ką, pas mane planuose yra, taip sakant, pasistatyti, suras, reiškia, village'ą, kaip gyvent, nuskait prie tokių ilganosių, tokių durnių, prie visą laiką užduodančius klausimus žmonių, kurie sako, Vilna, mums tikrai prireiks Vilnos, Tokias mes galėsime išgyventi pirmą naktį. Ir tai labai. Kaip? Teisingai, gerai. Čia 3 avės, mums kaip tik 3 Vilnų reikia dėl lovos. Klausykit, žinot, čia pirmas mano toks video, ne, kur aš žaidžiu, kur ten kalbuosi. Tai biškut, aš esu, žinote, biškut pergyvenu, žinai, kaip prieš auditoriją, kaip prieš sceną, žinot, kalbėti. Tai nebūnikit manęs gerai, pasitengsiu būti geras. Nu, pasitengsiu, žinot, būti gangsteriu, žinot, čia jūs supraskite tokį dalyką. O, šiuo. Biškut kiaulės pažudykim. Jūs čia gal biškut garsą gal net negirdite. Pasiteisim biškut yra tokios kai kurios problemos, biškut su garsu, kad ir mikrofonas, žinot, būtų geras ir garsas. Nu, bet kitoje serijoje, aš jeigu tai pasitengsiu šitą problemą išspręsti. O po kol kas, nežinau, galite pafollovinti, o pasubscribinti iš tik to, ko neišlendu dar normaliai. Jau turiu dar TikToką, jeigu kam. Nuorodą į TikToką paliksiu aprašyme. Galite ten ateit, pafollovinti, ten jūs matysite mano veidą. Dabar mano veido, aišku, nematote. Šitą webkamerą biškut žemiau negu turėtų būti. Visų tipo webkameros yra, žinot, aukščiau. O pas mane čia žemiau ir matysite mane gamskite iš apačios ir labai gerai. O, juoda višta, taip jokių čia mes rasizmą, mes visokie nužudom. Draugiški mes esame, labai draugiški. Nu ką, kaip galvojate, gausiu aš straką tarp pirmo video? Labai, kad noriu. Ką jūs, tai varis, nieko aš nenoriu, aš noriu tiesiog žaisti MC, noriu tiesiog būti linksmas. Kai pradės, žinot, guruoti. All I talk to smile, friend. Ledynai, miškinai, vėžynai. Galima visą šalį, žinot, čia sukurti.
Ir kaip jinai bus pavadinta? Teisingai, nekepa. Atsitiko rimta prankas. Nu, nežinau. Ką aš čia dar jums papasakoti įdomaus. Žaidžiam Minecraft tiesiog Minecraft žaidžiam. Nu va, idealiai, žinot, tu galvoju video, kur tiesiog visą Minecraft, visą video tiesiog telėsiu. Kaip jums idėja tokia. Parašykite komentaruose. Prasakau, parašykite komentaruose, palaikinkite, kas man apšiai žiūrės. Nors jeigu žiūrės, aš būsiu tik dėkingesnis, supraskite irgi. Aš būsiu tik laimingas. Koks? Teisingai, laimingas. Tarp ledynų, tarp kalnų mes einame po Vilnių. Plaukiam. Nu ir plaukiam, aišku. Žinote, kam tas montažas, kam tie montavimo video, Jėzų Marija, tiesiog video, kur plaukiam 10 valandų, idealus video ir kad pažiūrėti, kas su šeima tenas pabendrauti šito video. Na jo, aš moku pasakyti, žinote. Man įdomu, o jeigu, pavyzdžiui, aš norėsiu kažką išsikepti ant ledynų, ledai ištirps ar ne? Įdomu, tai priverčia užsimąstyti. Jo, žaidžiu aš taip pat ant pačios naujosios versijos 1.21.11. Man rodos, jo, teisingai. Nu tai... Nežinau, plaukiam. Čia ledynai, blemba. Gal gyvent ledynus? Čia gyvenam šios ledynus. Oh my fucking god. O, to tai tikrai nesitikėjau. Radau žytą povandeninį Natašą. Ar čia... Veit, čia su ledu pusiau sudaryta. Oi, gerai, visų gero. Aš nenoriu, dar nepasiruošęs ir dar hardcore, žinok. Nu tai kas šitą video nenumirsiu. Kad būčiau labai laimingas, jeigu nenumirčiau. Nu tai ką. Norite anekdotą išgirsti. Aišku, kad tą norite. Aš tik pasakysiu. Gyveno kartą karalius, ane? Ir buvo pas jį viskrė, kas buvo žvairus. Ėjo jis kartą, kur akis mato. Tai paėmė ir suplyšo. Papasakite laiką, jeigu jums gaila karalius. Oh my god. Kiek dar aš čia plauksiu. Šitus... Jo. Šitus ledynus. Kakanynus. Jis pakavo kaip 5-metį vaikas. Na ką jūs nežinās norite? Aš pats kaip taip pat biškų toks durniuks esu. Oh my fucking god. Kada čia plauks, Jėzau, aš bijau, kad aš... Ai, pala. Ai, nekreipiai dėmesio, aš biškų debilas esu. Galvojau, bamba, kiek čia man reikės plaukti, jeigu reiškas numirsiu. Ir turėsiu lovos. Bro, numirsiu viso, kapiec. Ate. Sakant, pasauliu, taip sakant, visiems. Aišku, aš nežinau, ar jums tai, aišku, bus labai įdomu, ar čia labiau repą norite nes girdėti. Bet, taip sakant, kam? O. Sveikas. Sveiki. Ramiai. Mes jau galima draugiškai susitart. Galima. Ir tai bus įmanoma. Jo. Ta ko čia tų meškų su vaikais tiek daug Jėzų Marija, čia kas Kinija? Tikiuosi viskas čia bus gerai. Ir jo, taip pat jeigu čia išgirsti garsus už fono, tai neprigyvenkite čia
mane neapiprašo, aš šiame 16-metis, taip sakant, žmogus, man reikia kažkur gyventi, gali ir žmonių, kurie su manim gyvena. Nu tai va. Kažkaip taip, nežinau, kažkaip šito viskas pavyks. Tikiuosi, kad mums patiks ir mes toliau žaisim hardcore. Pagal širdutės, man čia hardcore. Širdutės labai peiktos, žinote, biškutė, nedraugiškos tokios tos širdutės. Nedraugiškos tos širdutės. Palauk, padėkinti, ar aš filmuoju. Jo, filmuoju labai gerai. Žinot, taip būna, kad taip kai kas pradeda ten filmuot. Nenufilmuoju. Paėmu ir nenufilmuoju. Ir ką tada man daryt? Nieką nebedaryt. Nieką. Jėzu Marija, kiek čia tų šitų? Man šitas pasaulis sako, kad turim dvies. Tu turi eit pamiegot. Kad papoilsiaut, kad pamiegosim pirmą naktį. Mums palinkės. Mums, taip sakant, palinkės saldžių sapnų. Sweet dreams are made of this. Leiskit. Va, tiksliai, aš jau negaliu. O Jėzau, aš apčia apie tai užmašau. Nieko už tam sekundžių pasibaigs. Skeletonas dega. Bet piškutės, kad mums iš tikrųjų tibils aplinkui jo vanduo, o jis čia reiškis dega. Oi, tie skeletonai šiais laikais biškut nepasimokė ir nuo gyvenimo. Suprantu, kas yra gyvenimas. Nors ką aš čia sakau šią. Jeigu čia turiu sakyti apie gyvenimą. O, jeigu efektas labai gerai, labai. Iškepau vieną mėsą, iškertu tai ir tai. Jau taip pat reikėtų spręsti problemas nuvalgiu, pilkas turiu ir tai negali nedžiuginti. Galbūt pavadinti plaukite plėdynu. Labai čia linksmai viskas gaunasi, žinote. Taip, ko reikalas. Nu tai. Aš ten kažką mačiau. Nežinau ką, bet mačiau. Are you kidding? Bro, kas čia? Fucking grybų biomas, kokio velnio. Vienas iš rečiausių apšiai biomų. Man darova karė. Kaip jūs gyvens, Jėzu, aš nenoriu jūs. Aš nežinau, kiek šitas video tęsis. Bet tikiuosi normaliai. Bet jaučiu, kad normaliai tęsis. Nu tai ką, parašykite komentarus, kokį tai labai draugišką, žinot, komentarą. Tikiuosi patiks. Ar tu juokauji, blemba, ir vėl tas, ir vėl, aš jau, nežinau, gal apie 4 arba 3 jau juos suradau. Ir žmonės papšė, sako, kodėl neturime šitų povandeninių menšinų. O, aš reikės randu viską. Sekasi man, žinokit, sekasi, sėkmė. Sakoma, kai to nereikia, to yra daug, o kai to reikia, to yra mažai. Ir kaip tai vadinasi? Kaip tai vadinasi? Ne, kaip tai nesivadina. Sausuma, ne ledas, smėlis. Smėlis. Padarysim miškas. Tikiuosi aptobus kaimukas, labai tikiuosi. Bet gyvensim saloj. Saločiuose gyvensim. Palaukit, atleiskit, reikia išbūt atsigerti. Toja. Tęskim.
o ne. Sakyk, kad klausysis, kai jis nekultūringas. Čia gertai, kad nusprendžia vidurį video. Nu, apšėjau klausyti. Ten laivas ar kas ten? Aš biškui nesuprantu, kas ten toksai yra. Tiek šiek laiko filmuoju. Kas man galit pasakyti, man nieks negalit pasakyti. Aš filmuoju apie 15 minučių. Super. Nu, nieka, valandą filmuosiu karučią. Juokauju. O gal nejuokauju. Kas žino, kaip seksis. Aš į tikrųjų ten, žinote, nesu čia jau pilnas youtuberis, ten viską tą daryti, viską ten tą montuoti. Kad šitą video bus mažai montažo. Bet ką jūs norit, palinis youtuberis pradėjau išgyventi. Ne, reikalavimą. Reikalauju. Pasimsiu, bet ką, viską čia pasimsiu, viską. Dėsto. Jo, matus, girdisi iš manęs kiek emocijų. Ne, daug emocijų, labai daug. Bent tik emocionalus esu. Emotional damage turiu. Tai pagaliau sausuma. Pagaliau žemė. Aš kur dar nežinau, kaip čia вообще garsas bus, gali būt, kad bus echo garsas, gali būt, kad bus kažkoks blogas garsas. Na, bet aš nesuprantu, kad šito mikrofono reikia kovoti, tai sunkus. Niek, kelsiu, niek. Mes juk su jumis esame sąžiningi žmonės. Visi mes esame žmonės, visi mes suprantame, ką mums reikia čia daryti. Ir kas. Ir niekas daugiau, kas dar gali čia būti. Nu tai, va, gerai. Maldauju, miškas, duok man viladžą. Laikykite, taip sakant, kumščius, špigas, pirštus, nežinau, viską, ką galite. Viską, ką norite, galite laikyti, netgi butelius, jeigu aš kur turit, nežinau, bet ką galite laikyti, man nesvarbu. Parašykite komentarose, ką jūs laikote. Pažymėkit time kodą ir parašykite, ką jūs laikote. Galit būt bet ką. Angliavandenis. Tenis reikalingas dalykas. Žinote. O kam nereikalingas angliavandenis, ar ne? Visiems reikalingas angliavandenis. Tai ką, aš ketą čia iškirsiu. Man daug jų nereikia. O 14. 14 skaičius. Gražus. Ai, nežinau, ką aš čia pasakoju, kas tai dvošė duoniu, atrodo, kad nu, ką daryti, pirmas video visą laiką būm toksai įdomus. Čia ne pirmas mano video. Pirmas mano video buvo repo, pirmas gaminimo video. Pirmas video toksai rimtas, žinai. Mes čia rimtas žmonės susirinkom, kad pažaisti žaidimus apie kvadratus, apie iškilimą. Reiškės, Viljamas gyvena tarp savo, taip sakant, oloj ir jis ieško maisto, kad išgyventi. Ir jis rado Jessiką. Ir kartu mylėjo vienas kitą. Bet Viljamą suėdė vilkai. Jessica verkė ir pažadėjo jo, kad kai užaugs savo vaiką pavadins Viljamu. Ar kaip ten atrodo? Ne Viljamu, neprisimenu karučių. Nu tai reikės taip. Pasistengsiu, reiškia kažką tai čia. Kas ten? Kas ten toksai per daiktas? Kas ten? O, baržai. O, gal gera vieta. Tikiuosi atrasim čia kaimuką. Vėl čia sakyti kaip norit. Kaip nepasakysit, taip nepagadysit karučią. Nekreipkit dėmesį, kas žinosi
fone kalba. Ok, nekreipsi dėmesio. Vat šaunuolė. Nu čia biškutį kalbas. Jūs ką galvojat, aš čia vienas gyvenu. Aš jau sakiau, kad man 16 metų. Man reikia gyventi kažkur, man reikia turėti stogą. Gal po galvą. Man reikia turėti jo. Nežinau, ką aš nekau paskui. Kad tik rasti Miladžą, baigsiu video. Sutinkam. Čia, nors kad toksai eksperimentinis video, kur aš ten bandau kažką daryti, O taip pat. Ir ką jūs man, ir nieko jūs man. Na kaip man, nežinau, koks bus grafikas, kada filmuosiu, kada ne. Nu, pasistengsiu čia ne kaip su repu, kas 10 mėnesių. Ja, labai juokingas bateris. Gams, kad aš jums, tie, kurie žinot kaip reperį, duosiu jums dovaną kaip video. Mat, pasistengsiu gal turnyrą dar kažkokį įdomų padaryti. Nu, aš tik pradedu, aš suprasiu, taip. Sakoma, visi mes kažkot pradedam. Visi darome savo pirmus žingsnius, pirmus alkoholius. Juokauju, negalima. Nepalaikome tokių gėrimų visi kartu. Na kas geria alkoholį? Net nevartokit šitą žodį, sakau tai. Negalima jų. Kad gina jūsų sveikatai ir viskas. O aš jau čia prikalbėsiu, kažkur tai 5 straikų, tiesiog išneš kanalą ir viską pamesiu. Bet tikiuosi, kad tai nebus. Na, jeigu ir bus, nieko sukursiu kitą. Ir tą jaučiu jų žmonėms. Kad kursiu iki tol, kol kursiu. O taip pat. Mindėmakas. Kaip ir vadint mane Mindė Gameris. Čia nuo praeitų, nuo tų barzduotų laikų. Jo, barzduotų laikų sakau, lemba džiūvi. Džiūvi 16 metų nuo barzduotų laikų, žinote. Nu, tai kaip tenas sudartėja, tenas valdė. Matau kaimuką. Kas ten vyksta? Gaisras, pavelniu. Viskas grėsina, kalbėti velniu apie. Ne, pavalgyti reikia gaisras, balta diena. Ne, čia laukiamas, tipo yra, dega viskas, reikia sustabdyti. Va, čia yra waterko reikalas. Ne, kad todėl mes šitą lavą sustabdysim. Biškutis gandau. Tai čia kaip, čia tik gauni damage, tarp hardcore iš karto tavo baisu, kad nežinai. Na, kiek baisu. Jo. Mindaugas 25 metai. Gal aš čia žiūriu tie, kurie mane pažįsta, aišku, yra čia žmonių, kurie žiūri. Tipo tikrame gyvenime su gams, kad bendrauja. Nu ir nežinau, gal čia būsi YouTuberis tarp jų aplinkoje, kuris irgi gali ten kalbėti, kur ten viską irgi ten daryti. Nu, tikiuosi. Vat. Reikia tikėtis tuo, kad darai. Ar ten džiunglės? Aik tu savo, kad pasisekė. Žiūrėkit, ir villages, ir džiunglės mes toli. Nu tiesiog pasak. Ne hardcore'as, o hardcore'as. Prisiminkit. Frazė protingų žmonių. Nu, alovo. O kur villageriai вообще visi? Pabėga visi villageriai biškutį įsiganda. Sakoma, supranta tik ateina žmogus. Oi, все, bėgam. Bėgam, čia jau ne mūsų lygio.
Ne jūsų lygio, taip, aš žinau, kad tai ne jūsų lygio. Jums galas. Ką jau, nebulinkim villagerius mylėkim. Sakymą pavadinsiu kanalą villagerių mylėtojas. Sveiki, Artūras, Kotryna. Gal nepykit. Nepykit Albertai ir kažkas, nežinau, nemačiau jo Kinderio. Reikėtų mums iš tikrųjų pasistatyti biškut namą. Aš sakiau, kad tipo baigsiu video, nu bet čia tokie bajeriai biškut tokie skirtingi gali būti. Nu ir ką, ko čia stumdais? Suvalgysiu, žinok, tave. Nesiraukit, žinok. Nesiraukit, nes va, čia matau didelį, va, tave pasistatyti namą. Čia aš planuosiu tokį didelį kupolą, žinai, pasidaryti, kad būtų linksma, kad būtų viskas super, kad būtų viskas... Kas čia numerė? What the fuck? Nu, kažkas tai kažkas numerė. Nu, nieko baisaus neatsitiko. Nu, tai va, kažkaip, va taip, nežinau, kas iš šito gausis. Nu, varykim dar į džiunglės. Pasižiūrėkim, ką ten. Galbūt kitame video aš jau būsiu pasistatęs savo namą, aš kartą pažaisiu. Jūs aišku norėsiu, kad jūs irgi matytumėte visus mano, taip sakant, stengimus, su mano praleistą prakaitą, šito žaidimo praleistą laiką. Nu, po kol kas, kol aš čia sakiau savo šitus gražius žodžius, atbėgome prie džiunglių. O džiunglės, aš jums noriu pasakyti, tokios masyvios, tokios nemažos, aš jums taip galiu pasakyti. Nu tai jau va. Jezu. Nu jezu, reikia galbūt biškut atsargesnį. Su savo šitais, žinote, sugebėjimais, savo šitais meistravimu tokiu. Nu tai ką, čia jau čia baigsim pirmą epizodą mūsų hardcore, nežinau kaip pavadinti, mintis hardcore'as. O, kaip galvojat, geras pavadinimas, tikiuosi bus geras. O tai ką, ačiū, kad žiūrėjote. Ir su jumis buvau aš čia Mindaugas ir iki kito karto visiems. Ate.